tos kūrybinės dirbtuvės ir buvo kūryba. O kūryba visą laiką žmogui gyvenime kelia labai daug klausimų. O tai, kas kelia klausimus apie gyvenimą ir verčia susimastyti, manau, visam gyvenimui. Įspūdis tikrai labai geras, labai mėly visi faini žmonės, gerai dirbti su jais buvo. Visą gyvenimą kažkaip buvau šalia kino ir tikrai kažkada įsivaizdavau, kad galbūt aš kažkada galėsiu sieti ir ne tik kaip hobį kiną, bet ir savo gyvenimą ir kaip profesiją. Scenarijų rašymo konkurse dalyvavo per 150 jaunuolių. Labai stengiasi atskleisti temą, stengiasi pataikyti į šių metų mūsų duotą užduotį. Sulaukėme scenarijų iš Nidos, Kauno, Utenos, Sidabravo, Druskininkų, Vilniaus. Jiems iš dalies iššūkis buvo. Iššūkis tuo, kad jie ne tik tai scenarijoje ir filme turėjo būti drąsūs ir savimi, bet iš tikrųjų jiems reikėjo pakankamai daug drąsos ir iššūkio vidinio, kad susitvarkytų iki to momento, kada buvo galima jau parodyti filmą. Iš tiesų man buvo tema gal net labai artima, nes aš pats esu tam ieškojime, aš pats bandau surasti savo kelią ir todėl nebuvo sunku tiesiog, nes aš per savo patirtį galėjau atskleisti tą temą ir manau, mums pavyko atskleisti. Drąsa būti savimi, tai aš manau, apskritai drąsa gyventi. Drąsa būti tokiu, kokiu esi, nesvarbu, ar tave kažkas labai pripažįsta, nesvarbu, ar tu galbūt esi mėgstamas tik tai savo kieme, tačiau tai yra drąsa būti savimi, nes tu esi labai savitas, tu esi toks, kokį tave sukūrė ir niekada net nereikia abejoti, kas tu esi. Šiais metais visi filmukai yra labai skirtingi. Aš manau, kad visi atskleidžia temą vien būdami skirtingi, nes kiekvienas išliko savimi ir kiekvienas savo idėjas laikėsi. Ir manau, todėl yra vis gerai ir manau, šių metų filmukai yra labai stiprus visi. Tai buvo iš tiesų nemažas laiko tarpas apgalvoti, bet labai mažas laiko tarpas įgyvendinti. Tai iš tikrųjų iššūkis jiem ir aš manau, kad jie tikrai turėjo tą mintį, kad mes esam drąsūs būti savimi ir mes, aišku, priversti režisieriai buvom tą patį galvoti. Kas patiko ieškoti vietų, kur filmuoti, aktorių ieškoti, visą tą procesą stebėti, kaip operatorius filmuoja mano. Tiesiog, o kas, nežinau, nepatiko, galbūt laiko per mažai tiesiog buvo. Pirmas dalykas ir buvo visiems suvokti, kad jeigu mes nesusikalbėsim, filmukų nebus, nes laiko buvo labai mažai. Sunkiausia tikriausiai buvo, kadangi komandoje buvau dar su 2 vaikinukais, tai jie kažkaip sunkiausia buvo kažkaip gyventi savaitę su jais, kai tu esi tik šiai pažįstama, tik šiai bendrauji, galbūt mokyklos aplinkoj, ir su jais gyventi visą savaitę ir bendrauti ir nutarti visus sprendimus, viską kartu, tai tikriausiai tai ir buvo, bet tai ir buvo įdomu tuo pačiu. Priėmiau iššūkį į kino dirbtuves, norėjau tiesiog pabandyti susikoncentruoti grinai tik tai savaitę, tik tai su kinu. Ir man kino dirbtuvės tikrai buvo labai daug įnešė teigiamą. Aš supratau, kad tikrai noriu su tai sieti savo gyvenimą. Ką galiu pasakyti apie tą projektą ir drąsą būti savimi, kad yra malonu duoti ir yra labai malonu gauti. Tai aš manau, kad režisieriai ir dalyviai jaunieji, vadinkim taip, ir davė, ir gavo. Dabar etapas yra toks, kad yra jau sukurti 5 filmukai. Jie yra patalpinti socialinėme tinklapyje Facebook kino knygos profilyje. Ir iki gegužės 14 dienos vyksta balsavimas ir mes turėsime 3 nominacijas. Turime 3 nominacijas.